Na, tai ko jūs, sniegų kasėja, kaip laikotės? Tokią įspūdingą, galiu pasakyti, žiemą. Jau net neatsimenu, kada jinai tokia buvo stipri, kad šitiek ilgai laikytųsi minusas, toks didelis minusas ir dar būtų tiek sniego privaryta. Turbūt dar tais laikais, kai ėjau į mokyklą. Būdavo, kad pašala, bet kokią savaitę palaiko, pasninga gerai ir viskas. O ši žiema kol kas įspūdingai žiemiška. Tai mano darbai Kazlų Rūdoj, kai baigiam prieš kūčias tą dieną, taip ir sustojam. Dabar turim jau 19 sausio. Tai jau skaityk, tuoj bus mėnesiukas, kaip Kazlų Rūdoj visiškai nieko nedarom darbų, nes visiškai sustabdė mus ir sniegas, ir šalčiai. Viską užsnigo, žodžiu, nusikas neina, nes viskas prišalė, nes buvo, kaip žinia, atleista ir tas sniegas sušalo, tada vėl privarė krūvas ir taip toliau. Tai ką aš veikiau visą sausį? Dirbau kitus darbus, faktas. Dirbau stipriai su sniego stumdymu. Tai keturratis irgi įdarbintas šią žiemą jau tikrai normaliai, kai praeitą net nebuvo užsidėjęs sniego laikiklio, o šią jau teko gan nemažai pastumdyti. Veiverių miestelis visas nuvalytas, nes man tuo pačiu yra ir pramoga, ir tuo pačiu gerą darbą padarau savo miestelio gyventojams. Tai bus gale mėnesio toks kaip padėkos vakaras, kas per metus prisidėjo, žodžiu, prie švenčių visokiausių, tai kas parėmė, taip toliau. Įtrauktas ten ir aš kaip metų savanoris ir dar kažkokia tais nominacija, žodžiu, dėl sniego valymų. Tai labai smagu, kad įvertina seniūnija ir atsižvelgia į tai už gerus darbus. Tai jo, šiandien turim pirmadienį, tai nusprendžiau ateiti prie šito daikto, nes gal net šią savaitę, jeigu viskas gerai, reikės keisti šitus vasarinius ratus, dėti roketus, dar kažkiek turiu likutį nuo už praeitų metų, tai šiemet, kai pamačiau, jau tikrai stipriai daug pasidarė žiemos trasų, ledo trasų. Ūkininkai pila, daro, lavint įgūdžius slidžiam kely, tai labai smagu. Tai bandysim, jeigu viskas gerai, šią gal savaitę išbandyti kokią tais nors trasą. Tai šiandien pabandžiau atsikast pirmiausia visą šitą daiktą ir užsikūr. Tai užsikūriau, viskas gerai. Pasirodo, antifrizas supiltas, tai sistemos lyg ir neužšaldžiau, nieks nesprogė, viskas kaip ir gerai. Tik tai reikės kažkaip man jį pasistengti visą atsitirpdyti. Tai kol kas tokie pas mane planai, dar būtų smagu, jeigu raščiau įsigyti dar bent 2 arba 4 roketus ir į savaitės galą nusivežti kažkur papramogauti. Kol dar žiema tokia yra ir kol dar yra trasų. O šiandien veiksmas irgi ne ką bus prastesnis. Tai eisiu traukti keturratį lauk ir savaitgalį šeštadienį vyks trečiasis etapas senoji technika keturračiu. Tai šiandien su Remigijum bandysim paanalizuoti ir sudaryti šiokį tokį maršrutą. Aišku, maršrutas bus šiek tiek mažiau kilometrų nei buvo numatyta dėl oro sąlygų, dėl šalčio. Tai jo, susiruošęs jau visą mantą kambarį, viską apsirėdimą visą. Tai reikia traukti keturratį, tikėkimės, kad nesušalsim. Ir bandysim šiandien pagazuoti. Užsimečiau daiktadėžę, reikės biškį įsimest daiktų. Padangos žieminės paruoštos. Čia kosmosas yra, kaip jos kabina žiemą, tai pasakiškai. Jeigu patart kokias padangas dėti, tai tik zilas. Dėkit žiemą, tai pamatysit, kas per važiavimas. Nes šitos padangėlės, tai realiai jos yra žvyriui, vasarai skirtos ir taip toliau. Peilis mano dirbo šią žiemą jau normaliais. Tada dabar biškį pasidariau modų, užsidėjau tokius rolikus, nes šiaip trūksta gan diržas. Ir trinasi šitas originalus daiktas. Jisai brūžina, jau čia net įgraužos likę. Tai su roliku žymiai geriau. Tada dar tokį skrėmulį uždėjęs, kur užkabinu iš karto už kablio, o kitas už lanko. Tai dvigubai lėčiau kelia peilį ir dvigubai lengviau, gerviai nėra tokios apkrovos. O kas dar iš rimčiausių modų pas mane atsidarado, tai
Thunder CF Moto Racing Team. Duslintuvas, štai toksai. Garselis tai uoga. Ir iš karto svorio kiek nusimetė, gražuolis toks įsistatė. Reik varyt laukan, o man skambina Remigijus. Jau to judėsim. Tai viskas, Remigijus jau pajudėjęs. Susitiksim Ąžuolų būdoj. Tai aš einu rengtis ir varau. Nuo ten startuosim. Biškį ne nuo pagrindinio tikslo, bet nuo pusinio maršruto, kaip čia įvardinu. Bet vis tiek, esmė tame, kad maršrutą pravažiuosim. Įsėdo. Aš pasikabinau ant dugno. Aš bandyčiau čia pavažiuot gal. Ir tave išlupčiau. Dabar dar blogiau. Vos išsimušiu. Ojei, sušilom lemba tose pusnyse nevaikiškai. Mane biškį jau laidas nusilankstęs, tikiuosi nenutruks, nes jei nutruks tai bus batai. Nes tada nematysiu nieko per stikliuką, o dabar šildomas tai bent tiek gerai, bet vakolo tvariau, visą sušarmojau. Iki Ąžuolų būdos jau grįžom į tašką, iš kurio startavom. Man dar iki namų kokią 20 gerų kilų parlėkt. Aina šik, žinokit. Labai šalta. Dar gerai vienas liko. Jo. Veidroduką atsirėmė ir nenukrito. Na, atsisveikinam su Remigijum ir varysiu namo. Grįžau namo. 210 kilų padariau šiandien. Aišku, maršrutas tiek nesigaus. Apie 100 šiam kažkas čiučiut, o man dar iki Ąžuolų būdos ir iki namų. Tai va 210 šiandien prasukom ant -14. Šalta eina sau. Viskas, einu gert arbatėlę, šildytis. Susimatom kitą dieną. Labas rytas. Vėl šalta. 18-19 minuso buvo. Ryte dabar aišku šiek tiek pakrito. Einu pasižiūrėti, kaip keturratis laikosi dar šiandien ryte.
Visgi važiavau nupirkti dujų. Oi, čia jau Taškentas. Nes vakare pasibaigė, bet ganėtinai nemažai vakar ir nutirpo. O, 12 laipsnių, ne jau garaže. Jo, visi sniegai dauguma jau vakar nukrito, dar faktas reikia visus didumą rankiniu būdu nuimti, nes čia kol laukt nutirps viskas, tai čia visą parą reiktų. Bet aišku, dar matau, dar ledų likę. Vakar tai blemba šaltoka buvo, jau ant galo net ir kojos pradėjo šalt, nors tuose mano medžiokliniuose botuose niekad nebūdavo šalta, bet vakar spaudė, matyt, šaltukas jau į vakarą, plus neveikia, pas mane nusprogo kažkodėl tai šita rankenėlė. Tai gerai, kad sudėjęs Sandrai esu, tai vakar vieną ranką laikaus čia, o su kita vairuoju, tai šita šyla. Ir šitos taip pat šyla. Tokiam šaltį jau jo, reikia šilumos. Apsirengimas kaip ir buvo viskas gerai, bet šalta buvo rankom, kojom ir dar per veidą. Vis tiek prapučia kažkiek tais per to šalmo tarpelius. Tai toks šaltukas geras buvo. Tai dėl savaitgalio ar važiuosiu į etapą kol kas dar nežinau, nes jeigu nesusitvarkysiu rankenos ir sėdinės šildymo, tai nebus labai gerai. O plus šalčio tikriausiai praneša dar daugiau. Sandra faktas tikrai nevažiuos, nes jau vakar papasakojau, tai o jinai šalčiui visai neatspari. Tai bet kokiu atveju važiuočiau vienas. Bus matyt. Dabar daug kas jau man rašinėjot. Kada bembutį parodysi, kada įsi ką daryti. Parodysim jum bembutį. Užsidarom. Garažas prisnigtas, pripustytas. Šaltas, dar nieks nekūrenta. Tai bembutis taip ir miega. Po pernai metų Estijos etapo. Paskutiniam etape jis Latvijai net nevažiavo. Kaip grįžo, taip ir stovi. Neturėjau progos aš čia kada ateit, kažką tvarkytis, darytis. Žodžiu, tik prikaupiu daugiau dalykų, tai čia dar parsivežiau trūkstamą skardą, Kazlų Rūdoj, kur sakiau, trūko lapo, tai aš jį nusipirkęs, iš karto vežiau žirklės, kad nusikirpt, nes į priekabą netelpa 4 metris. Tai pagal šabloną susikarpiau ir dabar kol kas jį parsivežiau namo. O kai pradės šiek tiek jau atitirpinėti sniegas, ateis šioks toks atšilimas, kad ir kaip norėtųsi greičiau šito dalyko, tai vešiuos į tenais ir reikės toliau eiti prie remonto darbų. O aš kaip matau vakar suskaldžiau kamerėlės stikliuką. Bliau matosi, va toks šešėliavimas eina per mano veidą. Nu, bet padarysim biškį šustriau. Ojei, kaip gerai mato dabar. Žodžiu, sutrūko. Stikliukas matyt, vakar matyt Remyga užmetė kokį akmenuką ir suskaldė. Nieko, pasikeisim. Atsukamas, keičiamas daiktas. Va, tokie reikalai. Taip pat biteriui dar kol kas neradau, kur nusipirkt arti roketų. Nes kaip ir minėjau, šią savaitę būtų visai smagu prasikaitint ir nulėkti į kokią nors tai ledo trasą. Tik dar ir tą reikia kažkur įsivaryti, kad jis atšiltų, nes visas apsnigtas, bet užsikuria. Tuo pačiu atšiltų ir būtų galima važiuoti. Neturiu aš čia pečiuko, tai jau problema ta, kad aš jau salono užkūręs lauke nepašildysiu. O nuo duslintuvo tunelis tiek neišils, kad jis man atitirptų visas. Plus roketų dar reikia susišaudyti bent 2 geresnius, kad būtų galima pavažinėti. Kol kas planai tokie, jokių planų, reikia kažką daryti. Kas čia per keistumai dedasi? Langai beveik atitirpę. Stogas taip pat nutirpęs. O mašina neužkurta.
kad ir užkurta būt, kas iš to, jeigu nėra pečiuko. Baigtų savo, žiūrėkit, nutirpinant. Pečiuko, kaip tai nėra pečiuko? Pijas turi pečiukas, o kaip suktis iš padėties, kai neturi laisvo šildomo garažo, tenka suktis taip. Teoriškai viskas nušils, nugaruos, salone šilta ir tikėkimės tiek neapšarmos. Gerai, va, nudžius visą mašiną. Aišku, iš išorės sniego vis tiek liks, bet va nuo langų jau nusivalo. Gerai, dar biškį vis tiek dar patirpinkim. Jeigu visas stogas nušyla, o puikiausiai, pažiūrėk. O kodėl čia taip darau? Tai Vaškelis parašė, sako, gal rytoj lekiam. Lemą sakau, nežinau, ar spėsiu atitirpdint. Tada mintis. Taigi turiu pečiuką. Aišku, reiks paskui iškurti ir variklį, tegu visas variklio skyrius prašyla. Nežinau, ar matosi, bet garas tai eina konkrečiai. Tai va planas kaip ir rytoj, jeigu viskas okei, varyt į ledo trasą. Turėtų būti smagu. Tai prieš 2 metus pas Petrą buvau, tai faina, tikrai buvo faina. Čia dabar pabandysim kitą lokaciją, tik tiek, kad neturiu aš dar roketų. Nu, turiu likučius tenais, gal 4 dar tokį buvo limėnėje laikys, bet sako, Vaškelis pas mane irgi ten nieko gero. Tai bus gerai, o paskui, jeigu gausim jau geresnius, reiks vėliau įsigyti ir gal ne vieną kartą šiemet nuvažiuoti į ledo trasą. Na, apsiprekinau Kaune. Tai nusipirkau 6 šviestuvus į garažą. Dar nusipirkau tokį štai daiktą. Čia yra automobilinis šildytuvas. Nežinau, ant kiek jisai naudingas bus ir ar veiks ar neveiks, bet pabandysim į biterį įmest. Tik problema, kad neturiu prikurkės, tai reikės kažkokią tais jungtį sugalvot, gal su fiške kokią laidus pliusinį su minusiniu pasimt, susijungt, kad pūstų. Planas toks, tai gal rytoj visai ir pavyks čia mum išvažiuoti. Važiuoju namo ir einu žiūrėtis, ruoštis, ko toliau reikia biteriui. Nu, jau senai buvo svečiuose. Atvariau pasižiūrėti, kaip bus pečius užgesęs. Ir tuo pačiu atsivežiau granulių. Faktas, kad bus užgesę, bet ar išdegę bus viskas bunkerį, matysim. Kiemas ir nustumdytas, bet aišku, jau biškį vėl pasnikta buvo, bet nedaug. Bet su keturračiu jau irgi gal 3 kart stumdžiau. Tai sniego normaliai. Čia rankom tai galiu pasakyti užsikniščiau. Ai, aš čia dar pasirodo atsivežęs su granuliu, bet nu, tuo pačiu ir dar atsivežiau. Tiesos akimirka. Išdegė viskas. Nu tai gerai, vadinasi, dirbo normaliai. Kartais nori veikt, kartais nenori. Ui, pelenų normaliai reikės jau išsipurtyti. Tai gerai, reikait nešiotis granulės. Och, tu jop, tararaika. Kaune užstabdžiau. Vienoje vietoje goželės užkišo, tai sučiuožė man visos granulės. Dieną pasirodo buvau užpylęs granulių, tai 3 dienas turėjo padegt. 16 dieną, 4 dienelės, pečius nesikūrė. Nu tai kaip ir užsikūrė, be jokių staigmenų. Degė, gražiai viskas. Tegul šyla, palieku.
Taip, sąrašiukas parašyta, kiek užpilta ir kada. Kodėl? Nes seku statistiką, kiek man granulių susinaudoja per žiemą. Gerai. Prienus palieku, tegul šyla, o aš lėkiu atgal į Kauną. Kur net tik buvau Kaune, skaityk, parlėkiau iki namų, atlėkiau į Prienus ir Facebook'e žiūriu, iškrito skelbimas. Mane žmogus užtagino, kad parduoda skardinius siaurus ratlankius. Kur aš raktus padėjau busą? Ai, kamerą. Sakau, kamerą palikau, tai kad kamera pas mane rankų, tai viskas okei. Tai esmė, lėkiu atgal iki Kauno. Iš Prienų tik čia labai debiliškas kelias važiuot, kas iš Prienų į Kauną važinėt, tai žinot, kas per kelias durnas nuo Prienų iki Garliavos. Tai varau į Šilainius, pasimsiu R15 ratlankius bemui, tikiuosi tiks ant mano biterio, nežinau, nesu matavęs, bet turėtų tikt. Nes labai daug kas turi R15 roketus, o pas mane realiai tik 16 turiu 12 ratlankių, o R16 padangų kažkaip šį kartą sunku gauti. Nu, ponė, ačiū. Vos pratilpom. Viskas, keliauju Kaunan. Jau lauke sutemę, aš grįžau iš Kauno namo, persirengiau, atėjau į garažą, tai eisiu dar šiek tiek atsikas sniegą prie biterio, reik dar pasikurti biškį garažą. Tai atsinešiu šviestuvus, pasižiūrėsiu, gal dar spėsiu net ir sudėti šiandien, tai matysiu, prieš tai reik šiek tiek pasišildyti. Pečius pakurtas, šilta jau. O mes turim šviesą. Tai susimečiau lempas. O kodėl aš šitos nepajungiau? Nulis nedajungtas. Tai dabar išsilukštinau šitą nesąmonę. Buvau prie kumo pajungt, tyčia patikrint, kaip iš čia pučia. Tai, atrodo, šūdo krūva. Bet nesmė, bandysiu vis tiek rytoj pasijungt. Tai ką aš dabar iškart pasidariau namų darbų šiek tiek, tai iš karto padariau fiškę, kad būtų galima atjungti ir pajungti, žodžiu. Dabar prijungta. Reikės ant panelės kažkaip pritaisyti ir žiūrėsiu, gal vienu varžtu reikės prisukti, kad eitų pasukiot ir taip, ir paskui kaip noriu va šitai pakilnot. Dabar buvau dar biterį užsikūręs, tai visą prašildžiau gerai, užkūriau, visas salonas užrasojo. Tai nežinau, kaip čia bus rytoj. Aišku, užrasojo, paskui visas duris atidariau, kaip ir nutraukė visą tą drėgmę šaltis. Tai žiūrėsim. Pas Šiaučiūną, atsimenu, man tada nerasojo realiai. Užteko šilumos nuo tunelio. Kaip rytoj gausis, nežinau, kai bus nemažai minusų. Planas apie plius minus 11 startuoti. Vaškelio tik sulauksim ir lėksim dviese į Majamio Vingį. Trasa gan netoli, realiai pusvalandukas kelio nuo manęs. Tai iš ryto dar turėsiu atsikraut tralą, nes tenais dar mediena sukrauta ir palikta nuo perdangų, kur buvau parėmęs Kazlų Rūdoj. Tai reikės kažkur tą medieną atnešti, gal čia į garažą atnešiu. Ir atsilaisvint tralą, tada persimest roketus. Šiandien, žodžiu, roketų negavau 15-inių, tai važiuosiu su tuo, kuo turiu. Tai reikės dar rytoj užsimesti iškart roketus namie. Mašina kaip ir dirba, akumą pakroviau, pasikraut ir gazuot. Kol kas šiandien tiek ir keliamės į rytojų. Labas rytas. Turim labai šaltą rytą kažkodėl. Gal ne toks šaltas kaip vakar buvo, bet vis tiek. Štai, paruošti raketai. Na, nieko čia gero visiškai. Šiti prasčiausi tai dėsiu ant priekio, turėtų vairuotis, o turim geresnių šiek tiek. Tie tokie pusė apie pusę išdraskyta, tų gan nemažai dyglių, o čia vos ne visi. Tai pasiliksim ant galo, tuos dabar dėsim ant galinės ašies, šitus ant priekinės ašies ir tiek.
mašina šyla. Vėl buvo apledėjus, tai pečiukas šitoj vietoj pagelbėjo elektrinis. Reikia susimesti ratus. Tralą jau pasiruošiau. Užsimontuoju ratus ir tada reiks dar tą ventiliatoriuką prisitaisyti ant panelės ir kraut ant tralo. Lieka 1,5 valandos iki išvažiavimo. Nu, vėsoka biškį lauke dirbti, bet reik ruoštis. Nu, kaip ir atrodo pasiruošiau. Roketai užmesti. Į mašiną įsimečiau dar porą roketų ir ten dankratas, suktukas. Nežinau, ar čia ko daugiau prireiks. Sutaisiau šitą nesąmonę. Pučia, bet toks neaišku, kaip iš čia pusės. Aš jaučiu šūdo krūvą paskutinį. Susiskambinau su Vaškeliu. Tai irgi ruošiasi. Bandysim valandėlės bėgį susitikti Veiveriuose. Tuo pačiu užsipilu kuro ir važiuosim. Mane matai, va tokį. Ką čia mes turim tokį? Blema, tu čia užsigalandęs, gerų matau. Nelabai. Dabar man ir tokių reikės nusipirkti. Nu, aš kai galvoju, kad užsigalandęs nuvažiuoju į varžybas ir prapėsi, nes atvažiuoju su naujais visi. Nu tai taip. Mato, nu čia reikia. Einam paveizyt trasą. Eik tu, kur tau visiškai naujai išpilta viskas, da nieks nevažiavė. Kaip mes duosim čia šiandien? Och, tu jopšik man. Tik kad šipai laikytų būtų labai gerai. Pažiūrėkite. Uhu! Čia su pačiūžom atvaryti reikia. Belenkas. Bus smagu. Žodžiu, einu krautis. Viskas, Vaškelis keičiasi ratus, o aš nusikrausiu į tą tarpą. Mago čia. Nevelė net trečiu. Ne? Normaliai net nevelė, jau kompensatorių net duosi. Nu bandom. Žodžiu, pasikeičiau priekių į ratus, blem, užsidėjau tuos pačius geriausius, nes visiškai priekis laksto, kurmikai visiškai šviežias ledas, ten šipų ant priekio, kaip matėt, nebuvo visiškai. Tai laksto šakis, tik stabdžiuką biškį spusti ir batai iš karto tiesinasi, ant galas kaip ir atrodo kabina, bet jo, faina eina savo, tai dabar priekis bus labai geri šipai, tai žiūrėsim, kiek jie laikys. Ir biškį gaila, norėjau ant galo šios pasilikti, bet žiūriu, ant priekio irgi reikia gerų, kad nelakstytų priekis. Tai pasiaušinom, Vaškelis išleikė tepalą nusipirkti, nes pradėjo klaksėti kompensatoriai ir bandysim važiuoti dar. Aš jau buferio neturiu. Važiuojam gelbėt Vaškelį. O, rupuš materis. Į pusnį įlėkė, jau gavom valdišką mašiną. Kur tau dabar tai kitas važiavimas buvo, priekis nelaksto, tai pėdė. Taip važiuojasi, kad eiktų peklo. Nu, nes pirmai tai aš ten biškį tik spustabdį ir viskas iš karto, o dabar kur tau, kai įbestas. Jūs varo čia vyrukai kaip per drift masterį. Tikrai taip. O, slysta. Matai. Einam čia kur aš. Prisiveikiai. Atlikite kaip vasarą jau. Atlikite kaip vasarą. Atlikimo biški raketai. Nu davai, traukia. Žiūrėk, kaip jis pareina ten. Ten kažkur. Čia dar su 4 reikia varyti, nes čia matai dar kiek mes tik ką padarom.
Priekinė būtų tiltas užvirintas, tai būtų zajebys. Pralėk. Prišiam. Smagu? Nu, Ką toks anuomas atvarai, va nereik nei galų varomos? jo. Nebaisi, tik pakšt ir viskas. Bet vidai garsas buvo, tai... Čia va. Ai, va, šičia. Ai, va. Belenkas, smagu. Žiauriai. Tai karo čia greitai jaučiasi, kad dyla viskas. Dyla, bet dar blema kaip ir laiko. Laiko dar kažkaip. Nu. Įdomu, kiek oro dabar reikia pasakyti. Atrodo tiek, kiek ir buvo. Jo. Blema gerai, laiko skaityk, kai ištisai, kai vien tik ledas, tai gerai. Snagu, baisi. Ten vairuoja. Šiukštui daviau pralėkti. Nevažiavęs niekad su roketais.
Blemba jau vienoje vietoje numontavęs buvau roketą, bet su kompresoriuku dasipūtėm oro ir gerai. Blemba trasa, aфигенно. Labai smagu. Faina, žiauriai smagi trasa, blemba, ypač kai kokybiškas, visiškai pilnas ledas. Nupasaka. Majamio vingis pusvalandis nuo namų atvažiuoti iš vis, tai realiai roketus dar gavus kokius 4. Tie seni mano šūdai paskutiniai, atsiprašant, visiškai nedyla. Aišku, reikia su protu važiuoti kokius 4 kartus prasukam su vaškeliu. Ir stojam, pailsint, nes irgi negalima perkaitint padangos, nes tada suminkštėja ir pradeda jie lakstyti. Bet labai gerai. Wow, Eik tu savo, tai padavėm gerai čia šiandien viskas, aš žiūriu, kad jau vėluoju į laiką 4:30 vakaro, dar vaškelis lieka, čia ir daugiau atsivažiavo žmonių važinėtis, tai sušiaušim gerai visą trasą. Tai ačiū, kad įsileido Majamio vingis. Padarėm šiuršią trasą, tai va ir su paprastom padangom gali žmonės pavažiuoti. O aš viskas jau mašina pakrauta. Roketai atlaikė, įsivaizduojat, netikėjau. Pašiaučiūno viskas išlakstė, o čia, protingai darėm. Pailsinom viskas, tai šipai liko vietai. Smagiai, žodžiu viskas, aš varau namo, dar gal iki Prienų spėsiu nušokti ir namučių, o paskui vakare šitą ševeliūrą kirptis. Iki rytojaus. Labą dieną. Žiūrėkit, ką aš jums parodysiu. Eik tu načiurt. Eik tu savo. Jūs matot? Plačios padangos, platūs roketai su E39 R15 ratais, lietais. Tai jau biškį ir vaizdo turėsim, stiliaus, kai sako, stiliaus. Ir nežinau, ar man dar tilps tie R15 ratai ant mano biterio galo, bet aš taip galvoju, kad turėtų tilpt. Va, ant priekio tai tikrai netilptų, nes tenais panašu, kad yra didesni suportai ir ten jau tik 16, tai dėja ant priekio šitų neuždėsiu, tai bent svarbu ant galo. Ant priekio kol kas yra geri roketai, tai jie laiko, o ant galo užmesim tokias bombas. Tikiuosi mano biteris atlaikys tiek variklis, tiek sankaba. Tai planas kol kas pas mus yra toks, kad šiandien bandysiu aš juos užsimest. Biteris kol kas ir likęs ant ralo, aš jo nenukroviau. Tai užsidėsiu, pasižiūrėsiu, ar tinka man jie. Ir rytoj vėl varysim į Majamio vingį. Ratai jau ant mašinos, kaip ir tinka. Dar šiek tiek ten daužiau arkas, nes ten irgi nubrūžinta gan gerai, nes vis tiek amortizuojasi nemažai. Bus matyti rytoj, jeigu labai tarkuos man ten vidinės arkas ir jeigu pradės netyčia lakstyti šypai, kai brūžinasi, nuo to ir išmeta tos šypus, tai čia irgi kaip ir praeina, tai tada reikės nebent nuimti rastafkės. 4 cm čia jos uždėtos ir tada ratai sulys jau daugiau į vidų. Amortizacijos tikrai yra sočiai, nes originalūs amortizatoriai tik spyruoklės ten tos kažkokios žemesnės. Tai jinai tūpčioja tikrai nemažai. Kas daugiau, čia kaip ir šypai beveik visi yra. Tiek šitam rate, tiek anam rate. Tai šitos padangos tikrai geros ir turi laikyti. Aišku, jos senos, bet vis tiek pireliai. Ir visi šypai. Pažiūrim, ar miręs akumas visai, ar... O, žiūrėk, dar gyvybės ženklų rodo. Jau dar ir užsikurs. Arba čia man jau durniojo starteris. Neužkūriau. Tai su šitais daugiau palindęs į starterį į bendeksą. Tik ir viskas. Kakši. Nusprogo starteris, aš spėju.
Ai, šudinai ir boosterį pajungęs, buvau ir variklį prasukau. Nu būna, kartais pastringa jie, bet čia nepanašu, toks vaizdas grinai. Gal ir užstrigęs, kas čia žino, bet vešios taip, pasimsiu virvę, ten nuvažiavus reikės ant buksyro, truktelt užsikurt ir vėl negesint visą dieną. Ir kaip yra. Sugedo, pasirodo, technika. Tikiuosi užsikurs, turi užsikurt. Nu tai va, tai starteris neveikia, tai va, nu tai va. Į trasą nuvažiuosim, nu tai va. Ten gal ant buksyro užkursim, tai va. Tokie reikalai. Raikait miekot, nu tai va. Nu gal dar anksti, tai va. Tai iki ryt, tai va. Sveikučiai sugrįžę. Praėjo šiek tiek laiko, jau gal čia savaitėlė gera. Žodžiu, buvom biterį atsivežę į Majamio vingį. Tarp kitko mes esam šiandien vėl Majamio vingyje. Atvykę su Simu atvarėm. Šeštadienį taip pat buvom atvažiavę ant didelio veiksmo. Vaškelis buvo atvažiavęs. Blema kameros nebuvau pasiėmęs, nenufilmavau. Bet žinokit, niekur nepraradom, nes mašinos neužkūriau. Tai pasirodo problemėlė buvo kitokia. Atsivarius tampėm, davėm, neužkuriam, nors daryk, ką nori. Su vaškeliu keitėm kompą, žiūrėjom saugiklius, laidus, viską. Čia, vajezau, vargom, nevargom. Tai ant galo paaiškėjo, kad namuose bedaužant starterį nulaužiau apatinį holo daviklį, velino daviklį. Nu tai rūkyk. Bandėm dar taisyti vaškelis, leikiai garliavos atvežt ir gavosi taip, kad vis tiek nieko nepadarėm, nulaužėm varžtą iš vis ir taip ir baigėm. Nuvežėm šeštadienį dar vakare pas vaškelį į garažą palikom ir va šioj savaitė antradienį susitvarkėm, pasidarėm, buvo planas trečiadienį važiuoti, bet subjuro oras šiek tiek, o dabar ant savaitgalio vėl stipriai šąla. Tai penktadienis šiandien, oras gražus, turėjom su vaškeliu atvaryt, vaškelis biškį apsirgo. Tai pavažinėsim vieni, bet matau trasoj veiksmas nuo pat ryto, tai Majamio vingis jau išnuomavęs yra golfus, tai palakstys su jais kažkas išsinuomavę, dar bandys kelias mašinas atgaivint, o mes su Simu palakstysim šiandien vieni.
tai stolina į išorę. Nematau, bet nieko. Gerai, gerai. Net man batai per didelė. Aš spaudžiu kartus ir stabdį ir gasą. Gaziuko, gazo, gazo. Gazo, gazo, gazo. A, dabar jau. Gerai. Ir ką veiklas įrodo čia? O, O, neapsišinau. paušinam. Bet man per toliai sėdėt atrodo, ne? Ar ne? Bet tai mes vienodų ūkio beveik. O, Ir būna, aš matai, čia grėbiu ir šitas va pasigrėbė, blėt. Bet tai nieko, ką dabar, pirmas pripras. kartas. Nu. Bet labai smagu. Ir kimba kaip. Supratau, kad dar reikia mokintis. Tai va. Pažiūrim, ar šypai vietoj. Ar tau, visi šypai. O priekį liuks. Tai priekis tai kas jis? Kad nučiuožinėja. Geras padangėlė. Geras. Jau su šitom žiauriniam tai ir priekis stumdo net. Atvariau bekį papilmuot. Tvaro kvietka. Taip, lengvai penktadienį, per pietus. Dar ir kur pasistengt, bet geriau nei man sekasi. Gerai, kad nėra šalta, tik -15. Net apširkšnyjo akys. Akys, sakau, blakstienos. Važiuosim, kaip antrą paims. O, kaip išjaušia ledą. Išgriaužia tiesiog. Kur nėra visai slidu. Antras dublis. Trečio bėgio mandža. Ir trečiu išsuko. Fainai, žiauriai gerai. Smagu, kad toks geras oras. Nutilo. Tai aš jau pastovėsiu. O, vėl išgirdau, atvažiuoja man. Čia dar pažiūrėsim bekį, bet to eisiu prie kito, kur ten didesnis greitis gaunasi. Parvaro ir... Nu dar vieną palaukit, nes aš nespėsiu nubėgti per tą ledą, dar įsitrėpsiu zuiką, kokį pagausiu. Gaila, kad vaškelis negalėjo, turėjo dar atvažiuoti, būtų turbūt čia labiau pasispirginęs. O, matau, sustojo, išleisti ant kažkokį keleivį, aš greit varau iki kito posūkio. Gal spėsiu, girdžiu atvaro, reikia varyti greičiau, pasitraukti, saugu. O, turbužė. Čiut zuikį nepagavau. Čia labai gera vieta, labai fainai. Arti pravažiuoja visai. Einu, galvoju visai šalta, gal reikia boltą įsikviesti. Sakiau prie tų kitkų. Boltas prie tų kitkų. Ha 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 ha!